Labas. Atvažiavom po 2 savaičių, nes praeitą savaitę buvo labai šalta. Tai gavos, kad po 2 savaičių 1 savaitgalį nebuvom, tai išeina 2 savaitės nebuvom. Ir iš karto lėkiau žiūrėti, kaip avietės ar sudygo. Tai avietės tos, kurios buvo išlindusios, jos nušalo, nes buvo labai šaltos naktys. Va, tai tokie pumpurėliai. Oi, ką aš čia rodau. Tai va tie tokie pumpurėliai, visai aš jau gal ir atsigaus. Bet pakapščius čia po senais lapais ir šiaudais atsikapsto tokių gražių. Dabar nerandu. Žolės. Va. Tokie žali gražus. Tai va, reikės juos apkapstyti, kad jie saulės gautų ir tada puikiai sužaliuos. Taip, tai savaitgalio darbai. Pagrindinis darbas, kurį dabar iš karto lėkiu daryti persirengus, tai suruošti sodinukus pardavimui, nes yra nemažai užsakyta ir aviečių ir braškių. Ir tada likusi laiką skirsiu aviečių vagų tvarkymui, nes jų palaistėm humusu, tai sekantis tręšimas yra NPK trąšomis, kurios yra barstomos, birios. Jas reikia barstyti tiesiai aplink krūmelius, tai norisi kiek įmanoma daugiau būti jau sutvarkius, kad ta prasme ant žemės barstytųsi, o ne ant lapų. Aišku, kiek nespėsiu, tiek jau gausis ant lapų, bet jau ir avietį žiūriu reikia, nes dilgynės tikrai labai didelės. Įsibujoja, reikia sutvarkyti, pabaigti nukirpti senuosius stiebus. Tiesiog nuostabus sekmadienio rytas. Neįsivaizduojat, kokia gaiva. Atrodo, ore tik tai +6, bet taip labai gaivu. Gaila, kad saulės nėra, bet paukščiukų čiulbėjimas, gamtos atsikėlimas yra nerealus. Avietės dar nėra labai gerai sudygusios. Praktiškai visai neišdygusios, pavieniai daigeliai tik tai matosi. Kai kur galbūt, kai kur buvo šilčiau, jau yra ir va tokių mažučių, bet šiaip iš esmės, dar nieko nesimato. Va čia kažkas gal augo, nušalo, va tie raudoni pumpurėliai daugiau yra tokie matomi. Bet ateinanti savaitė yra ypatingai šilta, tai manau, tikrai sužaliuos. Per kelias dienas svarbu užtektų drėgmės. Vakar su tautvydu taip neblogai padirbėjom. Sutvarkėm dar vieną vagą. Dar man labai įdomu nueit pasižiūrėti prie braškių. Vakar taip ir nenuėjau, nes darbų buvo labai daug. Visą dieną ruošiau sodinukus ir tik vakare atėjom čia pasikapstyti, tai jau nugaros nebegalėjau atlenkti. Va, kaip gražiai jau sužaliavo ir braškės. O juk dar prieš kelias savaitės sakiau, kad čia turbūt negyvos jau jos. Prašau, su lapeliais. Tuo reikės dengti, nes žiedai išlys. Su tais lapais taip ir palikom, neturėjom laiko. Nieko nepadarysi. Aišku, žolė suaugę. Jau šiais metais turbūt bus taip.
kaip yra, nebent atrasiu laiko ir kažką pavyks pasitvarkyti, bent minimaliai. Man dabar prioritetas sutvarkyti avietes, dar ruošdama braškių daigus, nemažai iškasiau tokių mažiukų, kur dar tokios vos ne orinės šaknys tik tai. Tai gaila buvo jos išmesti, tai mano idėja jos yra pasodinti į daigyklas. Tai vat dar vienas darbas, jie jau iš tikrųjų rūsyje guli gan ilgą laiką, nežinau ar girdisi. Ai, čia gervės. Labai daug garsų gamtoje šį rytą. Paukščiukai tai čiulbėt pradėjo turbūt kokią 4 ryto. Taip keista buvo dar prietema, o jau garsų už lango tūkstančiai. Gerai, tai džiugu čia, kad braškės žaliuoja. Nedžiugu, kad čia jas labai užvaldžiusios žolės. Ai, beje, matau Tautvydas, kai laistė humusą. Jau neapsikentė ir braškių juostą uždėjo ant viršaus. Nes labai mums po šitą plevelę braškių laistymo juostą sugraužė pelėnai. Tiesiog neįmanoma, nes tų sujungimų paskui turi daryti labai daug ir sunku rasti, kur ten yra pragraužta. O čia yra, matau, smarkiai pamindžiotos žiemos metu braškės. Kokia čia mūsų veislė? Man atrodo, Azija. Jo, čia Azija buvo. Kažkokios jos nuvargusios. Gal iššalusių net va čia yra. Panašu. Nežinau. Ai, bet žalia šaknelė. Kažkas čia. Reiktų šiaip man ateiti ir čia. Nežinau. Kaip suspėt? Nežinot? Nes aš tai nežinau. Gerai, mažiau kalbų. Varau dirbti. Na ir šią savaitgalio darbai baigti. Sodinukų tikrai nemažai suruošta. Iškasėm pusę beveik vagos antros. Kasam pilnai, nes čia mažinam. Naujajam sklype mums reikės virš 7000 daigelių. Tai nusprendėm, kad tiesiog pilnai imsim ir kasim. Pradėjom šią vagą, bet galvoju, pardavimui daigeliai tai gerai, nes čia yra jaunai pasodinta. Bet savo tai kasimės iš tokių 2 vagų, kurios man labai nepatinka ir aš jas noriu išnaikinti, nes ten yra labai daug varpučio. Tai labai sunku jas prižiūrėti. Dėl to manyčiau, kad jas geriau išnaikinsim. Dar daug kas klausėte dėl sužaliavimo. Tai tie, kas pasodino rudenį avietes, nepergyvenkit, kad dar nesimato ir nedygsta, nes ir pas mus dar jos nedygsta. Dar labai tokie pavieniai, čia iš vis per naktį vos nesužaliavo va tokie jau, bet iš esmės tai nėra dar nieko. Labai žalio, tokie lenda po truputėlį žemės, tik tai raudoni pumpurėliai, bet čia yra viskas normalu, taip ir turi būti. Pernai viskas buvo 2 savaitėm anksčiau, tai ir derlius 2 savaitėm anksčiau prasidėjo, o šiemet bus tiesiog įprastiniu metu. Tai va, o tos 2 vagos, kurios sakiau, man nepatinka, tai va šita. Matos, kad čia yra labai daug varpučio. Ir šita. O kitas jau va šitas susitvarkėm, tai liko dar ten 1,5 vagos tvarkyti. Čia jau susitvarkėm ir tas sutvarkėm. Ką aš kalbu dar sakydama, jog ruošiam MPK trąšų barstymui, tai taip pat noriu pasakyti, kad daugam kyla klausimas, tai kada čia tas laikas barstyti trąšas. Ir kas tos MPK trąšos, tai laikas barstyti trąšas yra dabar. Pats tinkamiausias, kai dar nėra labai sudygę lapeliai, kad nenudeginti netyčia su trąšomis.
NPK trąšos tai yra arba kitaip kompleksinės trąšos, susidedančios iš azoto, fosforo ir kalcio ar kalio. Na, žodžiu, tai yra augalams būtini mikroelementai, bet galite tiesiog bet kuriame prekybos centre, senukai, depo, Ermitažas nusipirkti kompleksinių trąšų skirtų braškėms arba avietėms ir jomis pabarstyti aplink augaliukus. Tai yra puikus metas ir tą daryti reikia, nes šios avietės yra išveistos, tai jos yra sukultūrintos, kitaip tariant, ir mūsų dirvožemiai nebėra tokie derlingi, kaip buvo seniau, ir ta avietė auga toje pačioje vietoje 10 metų. Taigi tų trąšų reikia, nes remontantinė avietė nuo pavasario turi per vasarą užsiauginti aukštą stiebą, ant kurio duoda uogas. Dėl to jai ypatingai reikia daug azoto pavasarį, kad stiebas būtų tvirtas. Taip pat reikia fosforo ir kalcio, kad galėtų užauginti gražias uogas. Tai taip pat galima, mes jau kaip ir sakiau, trešiam humusų jau esame patrešę. Humusą naudojam prieš NPK trąšas dėl to, kad mūsų yra dirvožemis rūgštus, o humusas tai yra tas daiktas, kuris natūraliai padeda šaknims lengviau įsisavinti maisto medžiagas. Taigi po humuso labai gerai yra NPK trąšomis berti, kad visas naudingas medžiagas augalai įsisavintų tinkamai. Tai vakar nuravėjom, šiandien varputis jau yra vėl išlindęs, bet čia viskas yra normalu, skubam, tai pešam tą varputį tiesiog taip, kai bus, tai bus. Kamanė skraido, irgi smagu. Ir taip pat dar sufrezavom ant viršaus visą tą nuravėtą dalyką. Na ir ką, jau lėkiam namo, ruošti siuntas daigų. Ir kitą savaitę šilta nusimato, tai tikiu, kad sužaliuos viskas labai greitai. Tai tiek šį savaitgalį ir iki kito karto.